Sveiki, rubrikoje Lietuviška knyga Ar jau skaitei 15 minučių literatūrai susipažįstame su šviežutėliu meilės romanu Pasakyk taip. Apie romaną kalbame su jo autore Kražiške Simona Šara. Labas, Simona. Sveika. Pirmiausia, sveikinu tave su debiutu, su pirmuoju tavo romanu. Ačiū labai. Tai daugeliui sukėlė nuostabą, kad pradėjai rašyti, bet tai juk nebuvo kardinaliai kita veikla, nei tu dirbi ar mėgsti. Tu glaudžiai susijusi su menu, kultūra, kūryba, papasakok apie tai. Tai iš tikrųjų galėčiau pasakyti, kad buvo nustebusių, kad pradėjau rašyti, pradėjau kurti, bet buvo ir tokių, kurie tikėjosi, kad kažkada imsiu ir parašysiu knygą. Ir kalbant apie kultūrinį tą visą mano gyvenimą, tai nuo 2017 metų dirbu Kražių kultūros centre ir manau, yra dauguma jau girdėję apie šį kultūros centrą, kuris yra daugiafunkcinis ir vienintelis Lietuvoje tokios struktūros, kad po vienu stogu glaudžiasi net keletą įstaigų, tai kultūros centras, muziejus, biblioteka ir informacijos turizmo centras. Ir iš tikrųjų mes daug įdedam į savo meilės, energijos ir kūrybinių idėjų į visą procesą, ką vykdome ir Kražių festivalį, vieną didesnių Lietuvoje, kuris pritraukia iš tikrųjų žiūrovų iš visos Lietuvos. Taip pat visokie pavieniai mažesni renginukai ar kažkokie tai festivaliai, vokalinių ansamblių šventės. Ir iš tikrųjų kiekvienas daug prisidedame prie tos kūrybos savo idėjomis, savo darbų sunkiu iš tikrųjų ir galiu pasidžiaugti tik tais labai savo visų kolektyvų ir visais kolegomis, kad jie yra tokie šaunūs ir puikus, savo srities specialistai. O kaip tai takoja iš tikrųjų mano tą pradėjimą knygos rašyti, tai galima dar pasakyti ir tai, kad padėjo tai, kad atsikėlėme gyventi į Kražius, kur aš visą laiką sakydavau, kad gyvensiu kažkur dideliame mieste, tikrai nutolsiu nuo savo gimtinės, nuo Kelmės, kuo toliau. Ir atsikėlėme gyventi čia ir buvo man iš tikrųjų labai taip keista, ką aš čia veiksiu, ką aš čia darysiu, toks mažas miestelis. Bet pradėjus vaikščioti po apylinkės, nuėjus į tam tikras vietas mūsų jau pažintinės, man labai čia patiko tokia ramybė, tokia kūrybinė iš tikrųjų atmosfera sklaidanti ore. Ir manau, kad tas turėjo irgi įtakos, kad aš vėl pradėjau siekti savo kūrybinių idėjų gyvendinimo, visų tų fantazijų, kurias kažkaip buvau numetusi į šoną ir tiesiog gyvenau šią dieną, o dabar galiu pasidžiaugti, kad iš tikrųjų Kražiai pažadino manyje tą jausmą, kad aš noriu kurti ir noriu kažką daryti, kad pasidalyti su kitais. O tai iš tavo pristatymo, labai gražus, beje, tavo darbovietės pristatymas, nuotraukose matėme, ką tu darai ten. Tai iš tavo pristatymo aš taip supratau, kad pirmiau gimė tai idėja, ar ne? Idėjos, istorijos, kurios galėjo peraugti į knygą, o ne tai, kad užmačia, labai norėčiau parašyti knygą. Ar aš teisingai supratau? Taip, teisingai. Iš tikrųjų, dar mokyklos laikais, gal aš buvau, bijau net pameluoti, 10 ar 11 klasiai, rašydavau labai iš tikrųjų dienoraščius. Visuomet rašydavau dienoraščius ir tose dienoraščiuose pasirašydavau vieną kitą eilutę, kuri man atrodydavo su įdomia mintim tema. Ir būdavo jau tas toks susižavėjimas, susidomėjimas knygų rašymu. Nes nuo vaikystės iš tikrųjų aš pati labai daug knygų skaitau ir man labai patinka įvairūs romanai, tiek istoriniai, tiek tokie lengvesni. Ir tiesiog būdavo ta tokia mintis, idėja kilusi kažkoks, kad romaną parašyti. Tai buvo tokia mano svajonė neišsipildžiusi ir pagaliau sulaukus, perkopus jau tą 30-metį, kaip sakau, pagaliau aš įgyvendinau tą idėją, kad pagaliau parašiau. Bet tai negaliu pasakyti, kad buvo kažkokia tai konkreti idėja jau gimusi tada, kad būtent sugalvojau tą idėją ir dabar tik aprašiau. Šiek tiek viskas kitaip vyko šitas procesas, iš tikrųjų daugiau remiausi rašydama emocijomis, ta emocija, kuri mane apėmė ir taip gimė tos knygos herojai būtent.
Ir kaip tau šitas pats rašymas kaip procesas, nuo tos idėjos, kad tu nori dabar išleisti knygą, iki to, kol tu, jau šiandien pasirodys fiziškai knyga, ar ne? Taip. Ir kaip tas pats procesas, jis sunkesnis buvo, lengvesnis, tavo iliuzija pateisino, ne? Buvo visko, iš tikrųjų, galiu pasakyti taip. Pradėjau iš tikrųjų rašyti aš šitą rankraštį dar 2020 metų vasarą, gal netgi pavasarį. Turėjau tam tikrų sukrėtimų gyvenime, kurie tiesiog emociškai mane privedė prie to, kad aš turėjau kažkur išlieti visą vidinį susikaupusi tą tokį sunkumą. Ir kažkaip vieną dieną, žinau, buvo savaitgalis tikriausiai, kad aš sėdėjau terasoje pas save namie ir pasiėmiau kompiuterį. Tiesiog atsidariau baltą lapą Wordą ir aš pradėjau rašyti. Nebuvo ten kažkokios tai minties, idėjos, tiesiog rašiau. Ir paskui perskaičiau, ką parašiau. Ir kai perskaičiau, ką parašiau, galvojau, neblogai. Tiesiog ir gavosi toksai jau tas visas įvažiavimas į tą istoriją. Ir kai pradėjau rašyti, man jau tada automatiškai gimė, apie ką aš rašau, rašau apie Lietuvaitę tikriausiai, nes esu Lietuvoje, ir gimė mano pagrindinė herojė Luka. Ir rašau, galvoju, norėčiau tokią romaną, kuris intriguotų, kuris būtų kažkoks kitoks, istorija pintusi ne tik tarp Lietuvos, bet ir tarp užsienio. Žinoma, norėsiu tų pasakos elementų kažkokių, vis tiek moteris mėgsta skaityti tas tokias pasakas, meilės istorijas su tokia didelė emocija, su labai gražiom vietom, pasakų pilim. Taip, tai pradėjau galvoti, tai vadinasi, turėtų herojus būti pagrindinis irgi kažkoks tai labai įtakingas, turtingas vyras. Ir taip gimė Aidenas. Žinoma, kažkiek galėčiau pasakyti, kad ir ten tos personažo aprašymo apibūdinimus irgi mėginau įsivaizduoti, koks būtų mano idealas tiek vyro, tiek moters. Tai jie taip ir atsirado tokie. Ir paskui aplink jos pradėjo rašant pintis atsitiktiniai tie tokie herojai, kurie ir įsipynė į visą pasakojimą. Tai Simona, tai aš taip galvoju, kad autobiografiškumo tu neišvengiai. Galima pasakyti ir ne, nes iš tikrųjų buvo taip, rašau, ką matau. Tas toksai ir aišku, rašymas buvo tas aš asmenyje, kažkiek tokių įdėta ir savų pasvajojimų tokių, kai žinot, nuo vaikystės skaitai tas meilės romanus ir visą laiką gyvendavai tą 100 gyvenimų skirtingų ir prisigalvodavai, kas būtų, jeigu būtų. Tai čia toksai gal irgi tas toks būtų įasmenimas, kas būtų, jeigu būtų. Tai kas būtų, jeigu aš būčiau ta Luka. Ir tiesiog visas tas romanas tom ir paremtas. Tokiam svajonėm, iliuzijom ir kas būtų, jeigu būtų. Tai tu esi pati tokių meilės romanų, kadangi mylėtoja. Tu galėtum pasakyti, į kokį autorių ar kūrinį tavo kūrinys yra panašesnis, į kurią labiau sritį pusę linksta. Tai yra, sakykime, nežinau, Buivydaitės romanus, Indrės Vakarės, ar E.L. James, ar tai yra, nežinau, kažkas, Kleipas? Kalbant taip apie lietuvių autorės, iš tikrųjų aš labai remiu ir skaitau visas lietuvių autorės, jų romanus ir turiu tokį labai, nežinau, ar čia yra gera tokia savybė, ar kaip jau vyras sakė, bloga, nes pas mane namie jau biblioteka tikrai yra. Aš knygas perku ir man tas yra tiesiog poreikis pirkti knygą. Nemėgstu imtis iš bibliotekos ir skaityti, būna, kad pasiimu, bet ta prasme perkuosi, kad aš ją turėčiau ant lentynos ir galėčiau paskaityti, kad aš noriu. Tai perku visas lietuvių autorių knygas ir netgi dabar bijočiau save lyginti su kažkuria iš autorių, nes man tiesiog dar net gėda save vadinti rašytoja. Ir iš tikrųjų, o tematika to romano, gal ir sakyčiau, turi kažkiek panašumo į Indrės Vakarės, gal į Agnės Pausienės, Donatos Kontenienės. Tokia aistra, meilė ir nesuvaidinta emocija iš tikrųjų knygų pasaulio to tokio viso. Labai džiugu, kad tu remi
palaikai lietuvių autorius, bet nepamirškim ir, mėly žiūrovai, kad ir bibliotekoje galima pasiskolinti knygų. Taip, tikrai galima ir yra labai gerų knygų. Pasakyk dabar, Simona, tai tu gal nuo Indrės Vakarės ir nusižiūrėjai sutrumpinimą savo slapyvardį? Ne, iš tikrųjų, su slapyvardžiu buvo taip, kad galvojau, ar aš noriu rašyti knygą ir prisistatyti savo pilnu vardu, pavardę, ar aš noriu to slapyvardžio kažkokio. Ir ilgai svarsčiau, iš tikrųjų svarsčiau ilgai iki tiek, kad iki kol atidaviau į leidyklą rankraštį. Bet galiausiai gavosi taip, kad sutrumpinau savo pavardę, nes vis tiek, tokia ganėtinai ilga. Kaip sakau, stora lietuviška pavardė, Šarauskienė. Tai ir gavosi tas toks trumpinys, kad tiesiog Simona Šara, tas toksai, man atrodo, lengvesnis skambėjimas ir jis gal yra šiek tiek patrauklesnis negu tas visas pilnas lietuviškos pavardės skambesys. Suprantu, tave aš irgi nesirašau pavardės, nes tai užimtų po veidų visą eilutę. Taip. Simona, tai tavo rašymas nesustoja ties šita knyga? Ne, nesustoju iš tikrųjų ir išduoti galiu paslaptį, nors aišku, šiandien jau knygos kaip ir turėtų būti pradėtos siųsti pirkėjams, kurie jau jas įsigijo su išankstinė rezervacija, bet ši knyga turės tęsinį. Taip, bus dar viena knyga, ir kuri tikiuosi pasirodys tikrai greitai ir nereikės laukti visų metų. Ji jau yra parašyta, bet čia irgi tik tarp mūsų mergaičių. Ir iš tikrųjų ir toliau aš vis tiek dar judu, rašau, svajoju. Aišku, ir norėtųsi jau tą rašybą savo šiek tiek praplėsti, norėtųsi vėl kažkur išvykti, keliauti, pamatyti naujų vietų, nes rašant knygą ir viską tiesiog ieškant informaciją Google kažkur apie tas vietas, negu kad pamačius gyvai aprašyti yra iš tikrųjų labai sunku. Tai sakyčiau, pirmą knygą rašant, kodėl būtent Amerika, tarkim, man ta šalis labai taip užstrigusi, tai pati keliavau po Ameriką jau 3 kartus. Ir tikrai tikiuosi, kad tai bus ne paskutiniai kartai ir dar teks ten apsilankyti. Ir man labai patiko tos vietos, tai knygoje už tai visas tas ir veiksmas ir vyksta tarp Amerikos ir Lietuvos, bet daugiausia yra aprašomi Amerikos vaizdai, ką aš pati mačiau. Tai ir norėtųsi dabar. Su kita knyga nori keliauti kažkur kitur, ne? Taip, labai norėčiau, gal kokią Prancūziją, gal netgi ir tą pačią Angliją kažkur, ko dar nemačiau, kur nebuvau ir ką galėčiau iš tikrųjų perteikti įdomesnę formą aprašant. Tai kas žino, tikėkime, kad pasikeis greit situacija ta mūsų Lietuvoje tokia dėl sergamumų visų ir pavyks vasarą bent jau gal iškelt kažkur sparnus ir pamatyti naujų vietų ir pasisemti idėjų. Aš to tau tikrai linkiu. Ir atsisveikindama, aš norėčiau paprašyti tavęs vieno iššūkio. Ar tu gal turi po ranka gitarą? Turiu iš tikrųjų, bet taip man yra gėda groti prieš visus. Žinote, esu savo mokslė, iš tikrųjų tiek ir grojime su gitara ir su kontrabosu, kurį tenka tampyti per edukacinės programas. Bet gal ir galėčiau kokį posmelį čia greit pagroti. Būtų labai, labai šaunu, kad pagrotum galbūt kažkokią melodiją, kuri tau asocijuojasi su tavo knyga ir galbūt mums asocijuosis, paliks tokį. Taip, tai šiai akimirkai galėčiau kaip pasakyti, yra 2 realiai melodijos, kurios man padėjo kurti būtent tą knygą. Ir takeliai tie grojo visą laiką ir nuolatos rašant. Tai viena yra lietuvių autorių daina, tai būtų Sister on Fire, tai mėlyna, bet jos tikrai nėra tekę man groti dar. Ir netgi bijočiau. Simona, tau prieš tai nebuvo tekę ir parašyti knygos, bet tau parašyti. Ne, taip. Bet visad būna tas pirmas kartas ir iš tikrųjų dabar netgi susijaudinau, toks jauduliukas netikėtas. Tai gal tada aš pagrosiu kitą melodiją, kurią tiesiog man labai patinka, aš ją nuo senai niūniuodavau visą laiką ir man irgi taip pat labai patikdavo rašant klausytis.